Taip, chebra. Jau 17 gimtadienis mano yra šiandien FM. Tai reiškia, kad aš užauginau šitoj nuostabioj komandoj ne vieną lyderę. Pas mane buvo užaugusios, dabar galvoju, net 3 perlinės orchidėjos. 21% pasiekus buvo Gintarė Tverijoninė, paskui Linda Pogienė, Ineta Mankuvienė buvo Perlas, Loreta Deivikė Perlas, 18% pasiekė Reda Zaveckienė, Laimutė Labanauskienė, 15% Rūta Dilnikienė, Kristina Povilienė, iš tikrųjų Oksana Nudienė 15% pasiekė, Sigita Krivonienė. Žinokit, labai daug ir jau neatsimenu, iš tikrųjų reikėtų susirašyti, bet šiandien aš švenčiu šitą nuostabų mūsų bendrystės tokį gimtadienį ir žiūrėkit, pasidovanojau savo šiandien kokią dovaną. Tai yra nuostabaus aromato 18, kaip vardiniai kvepalai Chanel Coco Marmazel. Kvapas yra nuostabi žvakė, kuri apgaubia namus jaukumu, šilumą ir kvepia vardiniais kvepalais. Tai va, šiandien pasidovanojau savo tokią dovaną tą progą ir noriu pakviesti susitikti Akropolyje 11 val. London Grill kavinėje, pasibūti tą progą. Taigi, keliu taurę už save, keliu taurę už savo sponsorę Ireną Oliver, už savo kantrybę šitame versle, nes visko iš tikrųjų būna ir buvo ir dar bus. Ir keliu taurę už savo lyderės, už savo nuostabės merginas, už savo komandą, nes be komandos tu nieko nepadarysi. Būna dienų, kada tu sergi, būna dienų, kada tu atostogauji, būna dienų, kada tu esi susijęs su savo vaikais, reikalais ir visa kita, bet komanda vis tiek bendrom jėgom mes darom apyvartą. Mūsų kompanija moka čia nuo padarytos apyvartos procentą. Labas, Rima, ačiū už sveikinimus. Na ir tikrai džiaugiuosi, kad esu šitoje kompanijoje jau 17 metų. Taigi 17 gimtadienis turbūt daug ką pasako, kad tai yra laiko patikrinta kompanija, tai yra nuostabus sponsoriai, nuostabus lyderiai, nuostabi komanda ir čia mes uždirbam padėdami žmonėms. Įsivaizduokit, kur gali būti geresnis darbas. Mano planas šitoj kompanijoje, kai aš atėjau prieš 17 metų, buvo užsidirbti. Buvo taip, kad parduodi vienus kvepalus ir 20 litų kišenį. Man to užteko. Bet kai aš pradėjau kurti komandą, kai aš supratau, kad sukūrus didelę komandą, tu turi tokią bendruomenę, tu augi, tobulėjai kartu su visais. Tas dalykas, kad planas mano ir buvo būti savęs geresnė versija, negu buvau vakar, negu buvau prieš metus, negu buvau prieš pusę metų, prieš 5 metus ir taip toliau. Labas Sigita, labas Rima. Tai tiesiog aš visą laiką kalbėjau ir kalbėsiu, kad galima parduoti, galima užsidirbti čia ir dabar, bet labai fainai, kai tu sukuri tokią didelę komandą ir paskui jau keliauji su komanda, kiek mes esam buvę ir tuose šventėse, kiek mes buvom su visais lyderiais ir Graikijoje FM gimtadienį, ir Maldyvose su Loreta. Ačiū Greta už sveikinimus, ačiū. Ir Dubajui buvom, Antalijoje, iš tikrųjų kompanija, esu gavusi 2 automobilius. Ir tas toksai padarytas rinkodaros planas, ta plėtra per visą pasaulį, tu turi savo referalinę nuorodą, vizitinę kortelę, tau nereikia turėti savo elektroninės parduotuvės, viskas yra tau paruošta, visose šalyse paruošti atsiskaitimai, visose šalyse yra skatinimo programos, visur yra pristatymas, viskas yra legalu, viskas yra skaidru, jeigu tau kažkas negerai, tu grąžini, tau pataiso, ta prasme, visą laiką kompanija eina į kontaktą, kad padėti, augti, tobulėti. Dabar pas mus tiek daug atsirado produktų įvairiems klientams ir tiems, kurie
mėgsta gerą kainą ir tie, kurie mėgsta gerą kokybę. Tiesiog viskas plečiasi, auga ir aš neįsivaizduoju, kas dar gali būti. Ir apskritai, kai mes renkamės tinklinio marketingo kompaniją, labai svarbu, kiek kompanija yra rinkoje. Jeigu kompanija jau yra 10-15 metų rinkoje, tai reiškia, kad jinai yra stabili, reiškia, kad jinai yra patikima, reiškia, kad jinai ir toliau eis. Nes ji investuoja ne tik į produktą, bet ir į žmonės, augina juos, skatina, kaip ir minėjau, ir tie automobiliai, ir tos kelionės, ir ta tokia bendrystė, tai yra tikrai nenuperkama. Ir kadangi žvelgiant atgal prieš 17 metų, kokia aš buvau mergaičiukė, aš turėjau tik tai 2 vaikus ir mano vyresniajam buvo 9 metai. Mažajam buvo keli metai, labas Rasa, labas Greta, labas Agnė. Ir žinokit, šitoj kompanijoje aš pasiekiau perlą, būdama nėščia, ir ta prasme pagimdžiau savo 3 vaiką ir tada pasiekiau šitą kvalifikaciją. Tai direktorius sako, nežinau, su kuo tave sveikinti, ar su sūneliu, ar su tuo pasiekimu. Tai ačiū už sveikinimus visiems ir kviečiu pasižiūrėti į šitą veiklą rimtai. Pasižiūrėkit, tinklinis marketingas tai yra ne tik pardavimai, tai yra ne tik, kaip pasakyti, uždarbis šiai dienai, tai yra bendrystė, tai yra, pasižiūrėkit į milijonierius. Milijonieriai, jie kuria bendruomenę, jie, ta prasme, kuo tu daugiau apsupsi save turtingai, sėkmingai žmonėmis, tuo sėkmingesnis tu pats tapsi. Todėl kviečiu visus šį sekmadienį susitikti Birštone, Vytautas Mineral Spa. Bus nuostabi programa, mes turėsim ką švęsti, tikrai bus ir sertifikatų teikimas, apdovanojimai, bus ir paplūdimio tinklinio žaidimas, ir džakuzi, pirtis, spa, bus labai labai faina programa. Taip kad jeigu tu esi FM klubo narys, tu turi ten būti sekmadienį, dėl to, kad mes bėgam, lekiam, mes nespėjam pasidžiaugti, pasimėgauti tuo, ką turim, nespėjam save pasveikinti, padovanoti savo kažkokią tai prizą, dovaną už tai, ką mes pasiekėm, kaip mes pasikeitėm, kaip mes patobulėjom. Čia jūs galite važiuoti su visa šeima, galite užsirezervuoti, dar yra laisvų kambarių, su nakvynė žmogui 65 eurai, be nakvynės 25 eurai. Tikrai kviečiu visus jungtis, visi, kas yra FM klubo nariai, esate laukiami, esate mylimi, esate gerbiami, pripažinami ir kviečiu turėti gerą laiką, pasimokyti, pasikrauti rudenį. Ir pas mus ne tik gyvi renginiai, bet yra ir online, kiekvieną pirmadienį būna mokymai 7 val. Per Zoomą, kuriuose mes galim pakviesti savo žmonės, kuriuos norim pakviesti šitą nuostabią veiklą, nes tik padėdami kitiems mes galim augti ir padėti savo. Ir šiandien 7 val. Taip pat mokysimės, taip pat galėsim užduoti klausimus tiesiogiai, taip kad kviečiu. Ir noriu priminti, kad visi, kas mano komandai daro užsakymą už 300 taškų, gali laimėti tokį rinkinį, kurio vertė 120 eurų. Tai yra Pure Royal kvepalai, tai yra labai faina kempinėlė, kuri išvalo viską, kas yra ant kietų paviršių, nenusivalo. Tai yra B grupės vitaminai, tai yra mūsų dantų pasta balinamoji ir yra mūsų paakių padeliai, kurie yra naujiena ir sutvarko visas raukšleles aplink akis. Tai šitas 120 eurų vertės rinkinys gali būti tavo, jeigu esi mano komandoje ir užsisakysi už 120 eurų, ne eurų, o taškų. Šito rinkinio vertė 120 eurų, o kad dalyvauti reikia užsisakyti už 300 taškų. Tai jeigu vienas biletas 300 taškų, 2 biletai 600 taškų, 900 taškų, 3 biletai. Na ir dabar noriu kreiptis į tave. Jeigu manai, kad fainai būtų pasidalinti iš to laivų, kad kažkam galbūt būtų aktualu, kad kažkas galbūt norėtų prisijungti prie mūsų komandos ir dirbti ir užsidirbti ir turėti laisvą grafiką online visame pasaulyje, pasidalink šito laivu ir vienas iš pasidalinusiųjų šį vakarą laimės šitą balinantį yra šita va mėlyna, o aš noriu padovanoti jautriems dantims.
Nes pagalvojau, kad vieni gal nori balinti, kiti nenori, bet jautriem dantukam tai tikrai gerai yra turėti dantų pastą, kuri yra specializuota ir labai labai turi gerą rezultatą. Jeigu pas jūs dantukai yra jau truputį skilti ar kažkas jau ten po truputėlį darosi, tai ar jautrumas karštui, šaltui, tai va šita dantų pasta yra tikrai reikalinga. Tai kviečiu pasidalinti šituo laivu, pasidalink ant savo sienos į grupės ir laimėsite. Būtinai parašykite į komentarus pasidalinau, nes aš nežinosiu, kaip man išrinkti. O išrinksiu tiesiog savo nuožiūrą random, nu, ta prasme, labas Loreta, ačiū didžiausiai už sveikinimai. Plūsta pas mane šiandieną visą rytą sveikinimai ir vakar jau, kai kalbėjom, sakom, Jėzus, 17 metų, iš tikrųjų, kokia patirtis, kiek yra visko nueita, išgyventa, kiek visko apkeliauta, kiek pamatyta ir kiek patobulėta. Svarbiausia, mes visą laiką padėdami kitiems augam patys. Ir dalinkitės šituo laivu. Sigita parašė pasidalinau, tikrai kas rašo pasidalinau, tai kažkam tai atkeliau šitą nuostabi dantų pastą, kuri tikrai visiems reikalinga, nes mes visi valomės dantukus, ar ne? Tai va. Tai dar kartą keliu taurę už save, už savo sponsorių, už savo lyderės, už savo komandą, už nuostabią veiklą, kuri duoda laisvę. Ir iš tikrųjų, aš kai pradėjau, tai ėjau su šitu kvepalo atitikmenų lapu ir sakydavau, pažiūrėk, ar čia yra tavo mėgstamas kvapas, ar čia yra kvepalai, kurie tau patinka. Jeigu tau patinka, aš tau duosiu pauostyti ir žiūrėk, gal tu norėsi savo įsigyti už gerą kainą. Ir tarp kitko, mūsų Pure Royale kvepalai, kur kažkada buvo 42 eurai, dabar yra tik tai 30 keli eurai. Ir dabar tai yra tokia kaina. Tai tikrai kreipkitės visi, kas anksčiau mėgo kvepalus, ir Pure Royale kvepalai tikrai yra sumažinta kaina dėl to, kad mes mylim jūs. Ta proga mes jums siūlom gerą kainą ir kadangi FM kompanija buvo viena iš pirmųjų su kvepalais, su feromonais, su Intense, mūsų kompanija jau nukopijavo 5 kompanijos, įsivaizduojat, o gerų kompanijų tikrai nekopijuoja. Tai mes turim kuom pasidžiaugti ir aš galvoju, kad kiekvienas, kuris myli save, neišleis pinigų ant kažkokio tai brangaus vardinio kvepalų buteliuko, kuris galbūt kainuoja vien ten dizainerio tas visas darbas, ir geriau mokėti mažesnę kainą, bet turėti kvepalus, kurie kvepia ir tų kvepalų ant kaklo nepasikabins ir nerodysi, kad oi, čia pas mane tie prabangus, ne? Bet kvapas kalba už save. Geriau nusipirkti kažkokį tai rankinuką vardinį, jeigu nori pasipuikuoti, pasidžiaugti ar ne. Bet dėl kvepalų tai aš tikrai rekomenduoju nemėtyti, netaškyti pinigų, o geriau turėti įvairių visokiom progom. Sigita sako, sveikinimai brangioji, esi nuostabi, mieloji, ačiū, kad esi labai fainai ir tikrai mes dar atšvęsim ir sekmadienį su tavim, Sigita. Ir labai noriu pasidžiaugti visais, kurie vertina bendrystę, kurie yra sąžiningi prieš save, kurie nebijo eiti, bandyti naujas veiklas. Mes tikrai ir su Loreta apmokinam, parodom, kaip čia galima užsidirbti. Tik tai reikia noro ir reikia priimti sprendimą. Jeigu jūs nenorite, mes už jūs nepadarysime. Turite nuspręsti, kada pradėti, ir tiesiog pradedam. O aš, labas Karina, kaip tau sekasi, gal būsi sekmadienį su mumis Birštone, gal atvažiuosi su visa šeima. Visus FM klubo narius kviečiu susitikti rudeniui, užsikrauti, nes sekantis susitikimas bus tik tai kitais metais. Na, o šiandien mes kalbam apie planavimą, kad planuotis reikia planuoti savo savaitę, savo mėnesį, savo sezoną, ir kaip jūs susirašote ant lapo, ką norite pasiekti šiandien, tai taip ir bus, dėl to, kad jeigu jūs neužsirašėte, tai kažkas tą jūsų laiką suvalgo ir tas jūsų laikas ne jums skirtas būna, o kažkokiem kitiem žmonėm. Nes jeigu tu susiplanavai savo dieną, tai tu ir pasidarai tuos darbus, kurie yra prioritetai. Kaip aš sakau, kiekvieną dieną reikia 2 darbus pasidaryti dėl savęs, 2 darbus dėl šeimos ir 2 darbus dėl veiklos. Ir po truputėlį kantriai eiti į priekį, ir rezultatai neįmanoma, kad nebūtų rezultatų, jeigu tu kiekvieną dieną darai
ir nėra, kaip pasakyti, tokio darbo, kur nereikia įdirbio. Vat mano uošvis yra laikrodininkas ir jisai sako, norint išdirbti vietą, reikia dirbti 2 metus. Jūs galite įsivaizduoti, 2 metus reikia išdirbti vietą. O žmonės ateina, padirba 3 mėnesius, pusę metų ir jau jie nori baisiausių rezultatų, jie nori labai greitai turėti viską, bet faktas, kad Maskva irgi per vieną dieną nepasistatė, yra toks labai geras pasakymas, ar ne? Šiandien mes turime 30% nuolaidą mūsų NutriCode New Generation maisto papildams. Tai yra Ideal Shape'as, pagerina žarnyno veiklą, leidžia geriau tualetą išeiti, Beauty Detoxas, Cellulite, Collagen Flex Pro Strange System, jeigu sąnariams. Magnis, žinokit, apie šitą magnį, tai aš jums tikrai labai noriu papasakoti daugiau, nes tai yra pagrindas, ko mums reikia ir ar tai jaunas žmogus, ar tai vyresnio amžiaus, nes mes magnį išprakaituojam. Ne visi magniai yra labai tobuli ir labai geri. Bet vaistiniai mano draugė dirba ir jinai pasižiūri sudėtį ir sako, va šitas magnis yra geras, čia yra 4 magnio rūšis. Mano vaikai yra krepšininkai ir jie po 2 buteliukus išgeria šitą magnio. Ir svarbiausia, kad net ir buvom susitikę Ukrainoje su lyderiam, sakau, kaip jūs dirbat, sakau, jūs bombarduoja ir jūs dirbat. Sakau, ką naudojat, sakau, gal kokią švaganką, raminančius. Ne, sako, mes magnį naudojam. Tai įsivaizduokit, magnis nuramina nervų sistemą. Mano vyrui buvo permušimai širdies, žinokit, sėdi, negali miegoti, tiesiog vidury nakties atsisėdęs, tai aš jam daviau 3 magnio, ar 2 gal ant kartų daviau. Ir žinokit, jam praėjo po kokių 15-25 minučių praėjo tie permušimai širdies. Tikrai magnio reikia širdžiai, jeigu traukia kojas, jeigu traukia mėšlungis arba trūkčia akis. Jeigu, ta prasme, aš nežinau, turbūt kiekvienas save mylintis, save gerbintis, savo sveikata rūpinantis žmogus supranta, kad šitas produktas yra numeris 1 mūsų kasdienybėje. Magnis reikalingas daugiau nei 300 metabolinių reakcijų, todėl jis yra nepaprastai svarbus bendrai sveikatai. Mūsų unikali formulė sujungia 4 magnio formas, užtikrinančias optimalų įsisavinimą ir efektyvumą. Tinka ne tiek vyrams, tiek moterims, ta prasme visiems. Čia yra magnio citratas, apsaugo nuo raumenų mėšlungio, padeda raumenų ir kaulų sistemai, skatina nusiraminimą ir atsipalaidavimą, gerai veikia kartu su vitaminu D3. Magnio diglicinatas puikiai palaiko nervų sistemą, ramina ir gerina nuotaiką ir širdį. Turi kraujagyslės plečiantį poveikį, kuris padeda palaikyti normalų kraujospūdį, gerina raumenų funkciją, mažina simptomus susijusius su nevirškinimu ir vidurių užkietėjimu. Magnio laktatas, tai 3 forma, pagerina skeleto daugiausia sąnarių ir raumenų sistemų veiklą, padeda apsaugoti organizmą nuo lėtinio streso, nuovargio, psichinio ir fizinio. Ir 4 magnio rūšis, 4 magnio oksidas, neutralizuoja skrandžio rūgštį, mažina virškinimo sutrikimus ir rėmenį. Jūs įsivaizduojat, koks stebuklas. Smegenys, centrinė nervų sistema būna geresnė miego kokybė, reguliuoja melatonino gamybą sveikam miegui, streso ir nuotaikos reguliavimą, subalansuoja neurotransmiterius, kad valdyti stresą, nerimą ir nuotaiką. Širdies ir kraujagyslių sistema, cukraus kiekio kraujyje reguliuoja balansas, reguliuoja insulino sekreciją, kad palaikytų stabilų gliukozės kiekį kraujyje. Širdies sveikata palaiko raumenų susitraukimus, reguliarų širdies plakimą ir atramos judėjimo sistemos kaulai, raumenys, kaulų sveikata gyvybiškai svarbus sveikiems kaulams, sausgyslėms ir kremzlėms, skatina ATP sintezę. Kalcio reguliavimas reguliuoja kalcio kiekį, vitamino D, vario ir cinko, kad išvengtų osteoporozės. Vaizduojat? Moterų sveikata palengvina prieš menstruacinius ir menopauzės simptomus, palaiko raumenų ir atramos judėjimo sistemos veiklą. Aš nežinau, žinokit, dar jums pasakoti apie šitą stebuklą. Tai šitas stebuklas jisai kainuoja 29,81, bet šiandieną yra 30% nuolaida, o visiems klubo nariams nuo savikainos 30% nuolaida. Tai, gerai pasakysiu, kiek šiandien yra klubo nariams. Jo kaina yra šiandien 14,71 klubo nariams. Jeigu norite tapti klubo nariu, registruokitės, nuorodą rasite.
viršuje ir užpildykite visur krūvanėlės burbuliukai, sudėkite, taip sutinku. Ir klubo nariu galite būti metus laiko nemokamai. Jeigu nusipirksit bent vieną produktą iš FM, jūsų narystė prasitęs ir kitiems metams. Čia pardavinėti neprivaloma, tu gali tiesiog būti klubo nariu, bet jeigu parduosi, užsidirbsi ir turėsi, kaip sakant, maistui, pramogoms, sportui, rūbams, ta prasme. Tai tiek šiandien norėjau su jumis pasidalinti. Ačiū visiems, kas buvote. Ir visi, kas dalinatės mano laivu, šiandien kažkam tai atiteks šita nuostabi jautriems dantiems pasta, kuri reikalinga tikrai, jeigu jaučiat karštą ar šaltą, skauda, tada tai būtinai šitą dantų pastą naudokit ir tuos simptomus nuima. Tai kas pasidalinote, parašykite komentarus pasidalinau ir kažkas džiaugs šitą pastą, išrinksiu tiesiog random. Tai vat, tiek šiandieną, jeigu pakviesite į Zoomą 19 val. Žmonių, parašykite užduotis atlikta ir susitiksime 19 val. Zoom'e. Tai ačiū, kas buvote, ačiū visiems už sveikinimus, tapkite mūsų klubo nariais. Dalyvaukime Birštone sekmadienį, turėkime gerą laiką, padėkime vieni kitiems augti, tobulėti ir atrodyti geriau, jaustis sveikiau ir uždirbti daugiau. Tai tiek šiandieną ir iki, sakau, ačiū, kas buvo.